Žodžiu, visiškas siaubas, aš žodžiu nebeturiu, kas tą Gerdą daro Žemaitę. Taip, Gerda Žemaitė. Visų pirma, aš jai gyvenime nesu rašius, nesu iki šiol, jinai man rašė. Visų pirma. Jinai pristojo rugpjūtį, kai aš ieškojau buto ir taip toliau, kai Šiauliai ten darė nesąmonės ir taip toliau. Jinai pirmai kėlė postą, mano vaiko veidą, mano tiktoką ir parašė, kad tarnybos paimtų vaiką, kad aš psichinė ligonė ir taip toliau. Tai prasidėjo. Aš su jie gyvenime nekalbėjau. Ir jinai ištisai kėlė apie mano vaiką, kad gerai, kad tėvų pagalba skambino dėl vaikų, į vaikų teisės, kreipėsi tėvų pagalba, jin pati kėlė, pas mane Facebook'e yra. Video. Įkėlė jinai. Kad tėvų pagalba siuntė vaikų teisės vaiką paimti ir ištisai, kad aš psichopatė, kad aš ten psichinė ligonė. Ir dabar jin vėl kėlė, kad man į križių centrą reikia vežti. Ko man ten vežti? Ko jin mane nori vežti kažkokį križių centrą? Ko man tam centre? Ko man tam centre? Aš išnuomavau butą. Sumokėta. Aš moku mokesčius. Viską dariau. Aš nesuprantu, ko jin man įkiši tą krizių centrą. Gerda, ko tu pristojai? Ko tu nori iš manęs ir mano vaiką? Ko tu siunti tos psichiatrus? Taigi visi įrodymai yra policija. Aišku, jeigu dirbtų darbą, tai prokuratūrą reikia kreiptis. Persekioj mane. Man rašė, aš nerašiau pati pristojus, aš apie ją nešneku vėl, aš ginuos, aš nuo jos ginuos, ar matot? Kokią gelbėtoją, kad nors man siūlė kokią pagalbą? Ne, vaiką paimti pas psichiatrus į krizių centrą, ko man tą krizių centrą? Ko man? Krizių centrai sukurti atimti vaikam? Ko man tą krizių centrą? Va čia žinok. Nekask duobės kitam, nes pats įkrisi. Tai yra šlykštų, tai yra žema, tu pristojai prie manęs. Pristojai prie manęs, Gerda, atstok tu nuo mano vaiką ir nuo manęs. Gana. Viešpate, prašau, kur teisingums? Viešpate, prašau, padaryk teisingumą. Viešpate, maldauju, atskleisk tiesą. Viešpate, nuimk kaukes. Gana. Man gana, man tiesiog bloga, pikta, gana nuo neteisybės, nuo melo, nuo šmeištą. Nuo celofanų, nuo editų, nuo gerdų, nuo visko. Krizių centrą dar sumastė mane įkišti. Dieve, tu matai, kas vykst? Atrodo, nematai. Aš be akinių irgi nematau. Visi suprant, kad tik toks rašau, visi suprant, kad aš turiu teisę 50 ar kiek pusvalandį pailsėti. Negana to, kad dažniausiai tik tokia aš kažką darau tuo metu. Ir vis laikai čia kortas mečiau ir bandžiau užsidirbti 5 eurus už kortų metimą ir visi žmonės žino, kad aš viską pasakau 100%. Vaiks sėdėdavo už manęs, kai čia nori sėdėti, aš tiesiog šalia žiūrėdavau, kai nenukristų ir mesdavau kortas. Jinai po spa laksta, taip toliau ir viską gali daryti, operacijas daras dėl pilvo, nes tinginėjai ir nesugebėjo pasportuoti. Pas mane tokia diastazija išvaržas. Man bloga. Tiesiog, nemoku pasakyti, šlykštų, vemtverčių. Nuo tokių žmonių, kurie iš vis pristoja dėl nieko. Imperatorienė. Kurie pristoja ne dėl nieko, dėl to, kad reikia mano vaiką atimti. Jau prieš 6 metus pristojus buvo tėvų pagalba. Va, taip, kai mano krūtinę parodė nelegaliai per teleką. Nusikaltėlį vežiuoja. Taip, neteisybė. Gerai, klausim. Atsibodo. Kas jai bus už tokius linkėjimus, už tokius žiaurius linkėjimus, tiksliau skatinimus, mane neteisėtai, psichiškai neteisėtai. Aš neturiu jokių sutrikimų, neturiu jokių negalių. Psichologinių, tą prasme, sutrikimų neturiu. Karalienė nuvirs. Kas jai bus už tai, ką jin daro? Kas jai, Dieve, aš nebegaliu, supranti? Kas jai bus už tai? Atsiboda man. Vėl karalienė nuvirs. Man nerūpi. Aš noriu, kad atstotų nuo manęs. Gerai, klauskim taip. Ar jin atstos pagaliau nuo manęs? Ką man padaryti, kad atstotų? Nu, ir vėl ta karalienė nuvirtus. Riteris nuvirtęs. Karalius nuvirtęs. Paslaptis atsiskleistų. Tai aš žinau ir nelaimė. Tai aš žinau, kad turiu atsiskleisti paslaptis. Aš žinau, bet tai kad neatsiskleidžia. Visi primelavo, visi apšmydžia, bet nieks neatsiskleidžia. Tarnybas klastoj dokumentus, vaikų teisės, socialinės, taip toliau. Policija grob vaiką neteisėtai, nes teismas nusprendė, orderis neteisės. Pagrobė vaiką, čia normaliai. Teliks nerodo, žinias nerodo. Nieks nerodo. Aš nesuprantu, kas iš vis vyksta. Mes tikrai turbūt gyvenam kažkam pragarė. Kur teisybė? Kur teisybė? Kada atsiskleis melai?
Gana. Nesuprantu. Kada atsiskleis melai? Visi suprant, kad čia yra šou, kad čia yra meno išraiška, kad čia yra personažas, aš čia rodau personažą, čia bandau taip pasidirbti kelis centus. Centus už laivą gaunu, 50 centų. Tu dovanėlių tik nemoku aš iškeisti. Meilė šansas. Nu prie ko ta meilė? Eidenai, prie ko ta meilė? Klausiu, kada tiesa atsiskleis. Meilė tai atskleis tą tiesą. Da niek nevalgiau. Atried. Kas atried? Šventė, balius, vestuvės. Nu da geriau. Aš apsiženiju su savo žiedu už kelis eurus. Negaliu net žiedą už kelis eurus nusipirkti. Kantrybę baigęs. Taip, totaliai. Totalmente. Paslaptis atsiskleis. Tai gerai, kada? Kada? Kada gina atsiskleis? Čia, man atrodo, vis tiek trūks. Aš radau daug tų kortų, bet vis tiek ten. Ką? Ko tu visą dieną žvengi į nieką nepasakai? Magas. Skausmas. Nu tai skausmas man atsibuoda visą gyvenimą. Skausmas, bet dabar tai tikrai skausmas vienatį bebaigė. Skausmas taip. Kada atsiskleis? Šeima atversta. Atjoji riteris su drakonu. Kada tiesa? Kur ta tiesa? Pasaulis atvers. Taip atvers mano pasaulis. Aš norėjau ramiai gyventi, užsiimti savo darbais, rūpintis vaikų, viską jam ko geriau, nusipirkti kebabą, užsidirbti pinigų. Tik tokius keliu tik apsiginti. Viską viešint pradėjau tik apsiginti nuo savivaldybės, nuo tų pagalbų, nuo gerdų, nuo taip toliau. Ir vėl labiau pul. Aš ginos pul. Visi mata, nieks nieko nedara. Kreipiesi ir įstatymiškai viską darai ir vis tiek tas pats. Taip, be mėgęs naktis, skausmas ralelė, laimė ateina, karma ateina, bet tai ta karma eina ir neteina. Eina ir jinai praeina. Ir toliau neteisybė, melas, šmeižtas, kažkokias psichopatės terorizuoja, persekiai pristojus. Ai, net ir ką veikti. Ko tu žvengi? Čia yra visiškai nejuokinga. Įdenuk. A nenori ramiai gyventi? Nu, tu tau linksma čia, ne? Linksma, ne? Kai gruoba. Tai ką jis nieko neprisimint, prieš šeris raminamų buvo. Ką jis prisimint, ačiū Dievui. Gal gerai. Apsauga nuo galingo draugo. Kur tas galingas? Koks da draugs? Jokių draugų neturiu. Tai periodas kančių. Noras išpildytas. Reconciliation. Aš su tikrai nestaikys. Anščiai irgi susijęs. Naujienos. Šarką šiandien mačiau. Patarims nuo draugą. Vaivorykštė. Karjera. Problema. Nu tai žinau, ką ir problema. Nu didelė problema. Atsibuoda. Totaliai kovas. Tai kova ir prasidėjo tos persekiojimas, kai pakiša mane tom vaikų teisėms suplanavę visi. Dėl poros taurių vyno. Geras patarimas. Nu negaunu aš to patarimą. Nu tos patarimus aš žinau ir padarysime, jeigu tu padarysi. Mes padarysime. Valdyk pyktį. Valdau, tai va. Šitaip išlieju pyktį. Kortas metu. Kuriu personažą. Nusivylusios namų šeimininkės, nu. Kortas metu va pamišėlę vaidinu. Aistra. Su šventa dvasia įsivaizduojamų vyrų. Su didelė morka. Dabar jums irgi atein vyrs, o čia viskas bus gerai, valgysit, jam patiks tavo pilvukas, jis irgi mėgs valgyti, o čia kaip geras bus tasai reikaliukas fitimiti ir organiukas, nu žodžiu. Žaisliukai dar neišbandyti, šviesus vyrs. Tolims draugs galvoj neturi aš jokių draugų. Kas dabar bus? Kur ta tiesa, aš klausiu? Jaunesnis vyras, o tas jaunesnis, tai jaunesnis, man tai gerai, jaunesnis labai tinkis, bus pajėgus toks koks aš. Moteris yra ilgi, nu, ten, moteris būn vėliau pajėgiai, daugiau vyrs jauns, nu, žodžiu. Gruodis. Taip, aš jaučiuosi surišta, surakinta, nugesinta inkvizicijoje, padegta ant laužo, apmėtyta akmenim kaip mergelė Marija, už nieką, už tai, ką vaiką gelbėjau, Nu,